108-105 Kauno Žalgiris įveikė Eurolygoje Paris Basketball ekipą ir aš, Augustas Kiparis, Žalgiris Eurolygoje podcast'e arba laidoje, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, šias rungtynes apkalbėsiu. Tai rungtynės prasidėjo, taip sakykime, gan nervingai, tikrai buvo tokios, sakykime, Žalgiriui nuopolių rungtynės. Vienu metu turėjom 16-24 - 8, bet lyg ir grįždavom ant galo į antrą kėlinį išėm su tokia gera emocija. Antram kėlinį irgi atrodo jau taškas į tašką, čia kovosim, taškysime su Paryžiaus basketball ekipa. Ir galiausiai taip gavosi, kad rungtynių antro kėlinio pabaigoje visiškai išsileidom ir kai atrodė jau, kad apylygės rungtynės bus ir eisime į ilgąją pertrauką apylygių rezultatu. Nieko panašaus, mūsų komanda Kauno Žalgiris tiesiog šiek tiek išskydo ir pertrauką išėjo su -8 taškais, 48-56. Ir tikrai atrodė, kad Žalgiris nesusitvarko su, tiesiog leidžia per daug žaisti savo žaidimą aikštės šeimininkam, mūsų varžoms, leidžiamas yra žaisti per daug atviras žaidimas, Hifi dominuoja, aišku, jis ir taip ir prieš kitas komandas dominuoja, čia ne naujiena, bet tiesiog Hifi dominuoja, jam puikiai talkina Matas MBE surinkęs 23 taškus, pats Hifi surinka įspūdingus 27 taškus, nors rungtynių pabaigoje jis pradžiai tempė savo komandą, rungtynių gale paskutinės dvi atakos, kur neblogai apsigynė Tubelis, sudavė jam kontakto legalaus ir jis pametė kamuolį, o paskutiniai Paryžiaus atakoje dar ir pats ir prametė tą metimą per puikią gynybą to pačio Tubelio. Tai tikrai atrodo, kad pirmus du kėlinius tikrai Žalgiris toks, atrodo, bandom eiti į tą gerai. Nu, tipo, jau susitaikėm su to, kad, nu gerai, veliamės į tą žaidimą, tą Paryžiaus bėgmesk. Nu, nieko tokio, velkimės tipo į tą žaidimą. Įsivėlėm, bet galų gale vis tiek sugebėjom kažkurio momente tiesiog Paryžius tolo, nes jie kiekvienas rungtynės žaidžia su to bėgmesk, atmesim, laimėsim, žinai. Žalgiris ne. Žalgiris vis tiek bando tą bėgmesk žaisti, bet statikos vis tiek nori Žalgiris. Ir tas nepavyko. Ir dėl to Paryžius susikūrė +8 ir tas tikrai buvo nemalonu iš Žalgirio pusės, bet per ilgąją pertrauką Masiulis, spėčiau, puikiai akcentavo gynybą, akcentavo, kad reikia mušti tą tempą ir Žalgiris numušė tą tempą. Trečio kėlinio skaičiai viską rodo. 32 taškus Žalgiris sumetė į Paryžiaus krepšį, sukrapštyti Paryžiui. Aikštės šeimininkam leido tik 17, tai yra centai, 17 taškų Paryžiaus žaidimui, tai yra niekas. Ir tikrai Žalgiris gerai atrodė trečiajame kėlinyje, išėjo po pertraukos gyvesni tokie ir Tubelis pradėjo geriau žaisti trečiam kėlinyje, pirmoji daly toks nebuvo kažkoks labai išsiskiriantis. Bendrai Tubelis labai gerai šias rungtynės atrodė, iš 10 pataikė 8 metimus iš žaidimo, iš 9 7 taiklus dvitaškiai, vienintelis taiklus ir tolimas metimas. Tai tikrai Tubelis būtent antroji daly labiau pastebimas atrodė. Reikia paminėti, kad Žalgiris kažkiek gal ir galim sakyti nepataikė su startiniu penketu. Brazdeikis, nu, šiaip su startiniu pataikė, nes ir Gosas gerai žaidė, ir Cisko gerai užbaigė rungtynės. Tas pats Tubelis su Biručiu žaidė įspūdingas rungtynės. Tik tais, kad Brazdeikis per beveik 19 minučių vos 1 taškas -5 balo kažkas nepavyko jam. Rungtynėse daug įsiveržimų į baudos aikštelę netaiklių metimų, prametė po 3 tiek 2 taškus, tiek 3 taškus, paskui jau antroji daly beveik iš vis nebuvo bandytas aikštelė nebebuvo beveik jau Brazdeikis. Patiko man Ulanovo įėjimas, nors ir nuo suolo kilo, bet atrodė, jau kaip ir taip atrodė pradžioje pirmam kėliny, kad neprievartauja labai. Tomas Masiulis jau nelabai ir prievartauja to Ulanovo kišti į aikštelę, bet jisai kaip atrodė veteranas, bet jau puikiai atrodė iš 6-5 taikos metimai, visus 4 dvitaškius prametė vieną tritaškį metimą, kuris buvo vienoje iš paskutiniųjų atakų ketvirtajame kėlinyje, kuris jau matėsi, kad eina, nu, ėjo atrodo lyg tiesiai, bet paskui pakrypo į lanko pusę ir 14 taškų, 19 balų, šiaip
taip paėmus, Ulanovo statistika nėra kažkokia įspūdinga. 5,8,7 naudingumo balai, bet šiose rungtynėse jis tikrai parodė veterano klasę ir per 22 minutės puikiai. Ir dar reikia paminėti, kad Ulanovas sumetė tas paskutinės labai svarbės dvi baudas, kurias būtum prametęs, nežinia, kaip būtų pasibaigę, vis tiek būtų, tarkim, +1 ar +2, bet jisai sumetė visas ir +3 jau apsunkino Paryžiaus paskutinę 4 ten su centais sekundžių ataką. Slyva gan atrodė taip mažai buvo naudotas, nes aišku, ketvirtoje pozicijoje gerai žaidė Tubelis, kur tikrai apmažino tas minutės treneris Slyvai. Jis ir sužaidė 10 minučių 37 sekundės, Tubelis atžaidė 29,5, tai kiek Tubelis sėdėjo, tiek žaidė Slyva. Nors man patiko, vieną tą tritaškį įmetė labai svarbiu metu, trečiam berods kėliny, 3 taškus surinko, vieną naudingumo, nieko įspūdingo, bet savo darbą jis vis tiek, galim sakyti, atliko. Modolo šiek tiek atsigavo, nors iš esmės pataikė iš 3 2 tritaškius ir visus 2 taškus prametė, bet iš esmės irgi porą svarbių tritaškių įmetė. Šiek tiek tikrai labai trūko, net ne šiek tiek, o labai trūko Vraito, aišku, reikia paminėti, kad labai spūdingas rungtynės žaidė Birutis, visus 7 dvitaškius pataikė, 17 taškų, 6 kovoti, 27 naudingumo balai. Nu, kada matėm Birutį taip žaidžiantį, net prie Trinkierio ar prie Kazio taip gerai, Biručio žaidžiančio nebuvom matę, nors statistika jo sezone yra vos kiek daugiau nei 5 taško ir 7 naudingumo, tikrai ne kažkas įspūdingo, žinant, kad tikrai gali geriau žaisti Laurynas Birutis. Tikrai už smagu už jį, už Wrightą nesmagu, bet kai žaidžia kiti gerai, tai gerai, nes aišku, bus rungtynių, kai Wrightas žais blogai ir jau buvo tokių rungtynių, kai Wrightas žaidė blogai ir kiti aukštaūgiai, tiek Birutis ar tas pats Tubelis irgi žais blogai. Tai nereikia čia nereikia per daug džiaugtis, kad Varaitis sužaidė, sakykime, vidutinės rungtynės 13 minučių, 6,11 balų. Jo maštabais tai čia yra pusė velnio varžybos, pusėtinas. Reikia paminėti, kad man patiko šis sprendimas, kad treneris Masiulis nusprendė, gerai, jeigu Sirvydis, 3 minutės uždė, 2 minutės 50. Ir aš nematau jo rungtynėse, nes Sirvydis nėra labai kažkoks gynybinis. Ir apskritai tiesiog jis pamatė per tas 2 minutės, beveik 3, kad Sirvydžio nematau aikštelį ir daugiau neprivartavo jo į aikštę leisti. Ir Sirvydis liko sužaidęs 2 minutės 50, išmetė vieną tritaškį, nepataikė ir nebuvo naudojamas Sirvydis, kažkiek bendra prasme keista, nes jo minučių vidurkis Eurolygo vis tiek yra 15,5, šiek tiek daugiau nei 15,5, nors statistika jo sezone tikrai nėra pati geriausia. 32 procentai tritaškių ir tik 5,5 taško ir 4,5 balo. Tai tikrai nėra geras nėra sezonas Sirvydžiui, bet treneris vidurkiai šiaip dideli, ir su Makabiu 15, su Baskonija 20, su Realu 19, su Dubajum 20, 30 netgi su Dubajum minučių žaidė, tai tų minučių jis gauna, kai reikia jam duoti, kai jis yra to vertas, bet kai treneris mato, kad šiandien aikštelėje nematau Sirvydžio, tai ir neleidžiu jo. Tai jo, jau apie Francisko galim nekalbėti, kalbėsim aišku, bet jau kaip ir niekieno nenustebina ir čia kalbėk nekalbėjęs, 26 taškai, 28 balai iš 7 4 tritaškiai, iš 9 4 dvitaškiai, bendrai iš 16 8 metimai, 31,5 minutės žaidžia puikiai pataiko tritaškius, kada reikia, nors rungtynių pradžioj buvo šiek tiek toks jo pasimetimas, gal sakykime, arba toks nepataikymas, bet galų galę susitvarkė. Keistas šiek tiek 7 klaidos. Tas šiek tiek muša iš vėžių galbūt, šiek tiek, bet gal ir tas nuovargis keletą klaidų lėmė rungtynių pabaigoje, kai ten iš Paryžiaus komandos Otura jau perėmė kamuolį, išmušė kamuolį ir ten jau gal ir nuovargis lėmė keletą tų paskutinių klaidų. Gosas, reikia pakalbėti apie Gosą, 18 taškų 10 rezultatyvių perdavimų iki šio
iki šių rungtynių per jo sužaistus rungtynės devynerias iš viso sužaidė, čia skaitant ir rungtynės prieš Barceloną, jo asistų vidurkis, rezultatyvių perdavimų vidurkis net nesiekė 2, 1,8 buvo berods. Dabar 10 asistų, 0 klaidų, 18 taškų, 25 balai, iš 3 vienas tritaškis gal nieko įspūdingo, bet iš 10 7 dvitaškis tai tą turi, tą jau vieną iš paskutinių irgi ketvirto kėlinio atakų buvo, kai jisai įsiveržė į baudos aikštelę, padarė tą tokį, kaip čia pasakyti, tiesiog jisai įsiveržė į baudos aikštelę, e, sugėrė kontaktą ir išmetė tokį Lukos Dončičiaus tokį feidą vėjų, tokį, kurį jis turi visai per keletą rungtynių, kiek Žalgiris spėjo sužaisti, mes pamatėme tą, kad jis turi tą tokį metimą atšokęs nuo vienos kojos. Tai tikrai geros Žalgirio rungtynės, na, geros iš tos pusės, kad laimėjo, bet ant tiek lygios rungtynės, kad tiek viena, tiek kita galėjo laimėti. Ten jau galėjo ir Paryžius laimėti galėjo, ir Žalgiris laimėti. Smagu, kad žalgiriečiai išsineša sunkią pergalę, bet ją išsineša ir turbūt tiesiog išsinešė tą pergalę ir žiūri į kitas rungtynės. Smagu, aišku, apie Tubelį. Pirmasis jo karjeroje dvigubas dublis su 17 taškų 11 atkovotų kamuolių bei 26 rezultatyviais perdavimais. Jau minėjau jo pataikymo skaičius, tai labai smagu, kad nebesitėse jau kelias rungtynės buvęs jo prametimų iš artimo nuotolio. Tai gerai, kad jau susimeta tuos savo metimus iš artimo nuotolio. Reikia pakalbėti, aišku, ir apie tą Tubelio paskutinę Žalgirio ataką, kuri buvo, neskaitant ten Ulanovo baudų, bet kai jau turėjo ten ataka būti ant Francisko, bet tiesiog Tubelis gavo kamuolį kažkaip, gyvengau, kaip pats sakė po rungtynių tą komentarą, gavo kamuolį ir pats nusprendė, aš jau eisiu, taranuosiu. Ėjo ir tokio užtikrintų, nu kai jis pataikė, tai atrodo taip užtikrintai tai daro. Šiaip jeigu matytum tokį Tubelio ir nepataikytą, pavyzdžiui, toks pat būtų metimas ir nepataikęs būtų Tubelis, mes būtume sakę, nu ką čia daro jis, nu va tas maksimalizmas jaunatviškas. Ne, bet jis ėjo su tokiu užtikrintumu ir kai pataikė, dar su kontaktu, tai atrodo tiesiog įspūdinga ir dar paskiau kitoje atakoje jisai sustabdo, nu, jis nesustabo, bet jis duoda kontaktą, kuris priverčia suklysti Nadirą Hifi. Ir paskiau dar paskutinėje atakoje jis berods gynėsi prieš tą sudėtingą Hifio metimą ir puikio jis gynėsi. Ir taip gražiai Tubelis pasitraukė, tiesiog kai jis metė. Ir taip gražiai jisai išvengė pražangos, kad tiesiog nuostabu ir tokia, sakyčiau, nebūdinga tokiam amžiui. Ne tai, kad stabilumą, bet tvirtumą ir užtikrintumą rodo Tubelis Eurolygoje šiuo metu. Žaidžia 21 minutę vidutiniškai, beveik 11 taškų, 5 atkovoti, 12,5 naudingumo balų. Šiaip mes Tubelio neatsimenam kaip metiko labai gero. Taip, LKL iš 15 3 taikus tritaškiai, 20 procentų, bet Eurolygoje 42,5 procento veiklumas iš 3 taškų zonos, iš 26 11. Tai yra įspūdingas pataikymas. Ir Tubelio atkarpa jau buvo tokia, sakyčiau, pusė velnio jau buvo. Prieš Baskoniją per pusvalandį aikštelėje daug labai prametė metimų ir iš po krepšio buvo pramestų ir surinko daug, 15 taškų, bet 10 tik naudingumo ir jau tokias, nu, nebe tokias geras, kokios buvo prieš Realą ar prieš Dubajų rungtynės, tada prieš Makabį iš vis ten katastrofa visam Žalgiriui buvo ir jisai metė tik 6 taškus ir 9 naudingumo, kas šiaip palyginus nebūtų tragedija 6,9 balai, bet žinant Tubelio maštabus ir statistiką, iškrentančios iš konteksto, tada vėl jisai grįžta ir 17 taškų, 11 atkovota, pirmą karjeroje ir dvigubą dublį susirenka Ąžuolas, 26 balai ir tiesiog labai geros jo rungtynės ir smagu, kad Ąžuolas yra lietuvis, o ne užsienietis ir Lietuvos rinktiniai galės padėti labai, bet čia apie tai neišsiplėskim. Tai labai smagu, Žalgiris bendrai pataikė 10 tritaškių iš 21. Man patiko, kad Žalgiris neėjo tuo keliu, kaip Paryžius ėjo, kad Paryžius ėjo mesti labai daug tritaškių, 32 išmetė, pataikė 14.
Žalgiris ėjo tuo keliu, kad, nemesim daug, ne tai, kad specialiai tai buvo daroma, bet tiesiog Žalgiris norėjo nemesti daug tritaškių, nemetė daug. Pataikė iš 21,10, kas yra procentas geras, kem 7,5, bet adekvačiai mesta buvo. Nebuvo mesta labai daug ir nebuvo įsivelta į kas antroje ir kiekvienoje atakoje metamas tritaškis. Žalgiris baudų pataikė tik tais 16 iš 24, čia procentas prastas, bet šiaip Žalgiris yra prie prastesnių komandų pagal procentą pataikytų baudų. Tai va, ir apžvelgiant turnyrinę lentelę, Žalgiriui tai buvo 9-oji pergalė per 15 Eurolygoje rungtynių, tai pirmas Eurolygos ratas jau eina į pabaigą. Dar ir šiandien bus Eurolygoje rungtynių, kurias galėsime trumpai apžvelgti. Žalgiris šiuo metu yra šeštas su 9 pergalėm ir 6 pralaimėjimais, bet savo 15 rungtynės šiandien žais už Žalgirį aukščiau esantis irgi su 9 pergalėm, bet 5 pralaimėjimais Monako, taip pat ir Zvezda žais savasis rungtynės prieš Partizaną, Barcelona žais savasis rungtynės, tai yra komandos, kurios turi po 9 pergalės, taip pat žais dar savo 14 rungtynės ir Fenerbahčė su Monaku būtent ir Olimpiakosas taip pat žais savo 14 rungtynės, nes praeitajame šios komandos, gal užpraeitam, neprisiminsiu dabar, bet žodžiu, šios komandos turėjo žaisti tarpusavį, prie Olimpiakos su Fenerbahčė rungtynės dėl jokingos situacijos, tai yra Olimpiakos arenos tragiškumo, kuri nesugebėjo lietučio, gerai, negalim sakyti lietučio, liūties. Čia ne ta situacija, kaip buvo Valencijai, kur liūtis, ten didžiulė liūtis buvo ir ten jau buvo net ne liūtis, o potviniai. O čia tiesiog lietučio, negalim sakyti, bet lietaus. Tiesiog elementaraus, didelio, smarkaus lietaus, nesutvarkė, kur ten už gal 20-30 km, bet netoli, tam pačiam mieste realiai, Atėnų Panathinaikos žaidė savo rungtynės prieš Valenciją. Ar prieš kažką tokio. Tai va, tai taip pat savo 18-asis, tiksliau ne 18-asis, o savo 15-asis žais ir Virtusas, Dubajus, Partizanas, Bayernas, tai va šios komandos žais, o tai va, dar iš Eurolygos naujienų apie, galim sakyti, tęsiasi Partizano realybės šou, kas perims Partizano vairą, kol kas asistentas treniruoja, o vieną komandą jau savo tą realybės šou, kas treniruos Anadolu Efes, pabaigtas šitas šou ir tą šou laimėjo Pablo Laso. Bet dabar aš čia nukrypstant nuo Žalgirio, bet tikrai aš noriu pakalbėti apie šitą temą trumpai. Pablo Laso, jūs juokaujat, čia yra mano nuomonė, bet Pablo Laso, realia, jis buvo geras treneris, kodėl? Visokie Luka Dončičiai, Julai, Fernandezai, elitiniai žaidėjai, čia aš nevardinsiu dabar, nes jūs turbūt dabar man sunku atsiminti ir jūs tikrai žinot, kas traukia Realą į tuos titulus. Ir tada jisai išėjo iš Realo, išėjo į Bayerną. Prieš tai Bayerną treniravo Trinkieri. Ir Trinkieri buvo 2 kartus nuvedęs Bayerną, tą kuklų Bayernėlį, kuriam niekas neprognozavo playoffų į atkrintamasis. Ir vieną kartą netgi iki 5 rungtynių nuvedė Trinkieris savo Bayerną. Tuo metu atėjo Laso, Pablo Laso ir nieko nebevyksta su ta komanda, regresuoja, nepatenka į playoffs. Ir berots jisai kitam sezonui, antram gal sezonui prasidėjus ar vasarą jis tiesiog nebetėsi darbų. Tada atėjo kita komanda, tai yra Baskonija, kuri laikas jam treniruoja buvo Baskonija, atėjus Baskonija pernai metais berods. Jo, pernai, jeigu neklystu. Ten buvo Čimamonekė, Sedekerskis, tipo, pusė velnio komandėlė, bet ne tokia bloga. Ir nieko. Galim pažiūrėti. Įspūdingo tikrai nieko nepasiekė komanda. Tai va tas yra. Tuo atsidarykime dabar. Va.
Eurolygos lentelę ir pažiūrėkime, kelinti liko pernai metais Baskonė, bet tikrai nebuvo jų įspūdingas sezonas. Tai va, reguliariam sezone 14 vieta. Jis to sezono, kai jie pateko į playoffus, jis netreniravo berots komandos. Nes 23-24 sezone tai buvo netgi 8 vietą užėmę Baskonė, bet tą sezoną turbūt jos treniravo ne kitas treneris, dabar nepasakysiu. Penjeroja gal. Nu, ne esmė. Bet esmė, kad pernai metais 14 pergalių 20 pralaimėjimų, nieko įspūdingo. Komanda 14 vietoj. Ir tai parodo, kad treneris po Madrido nieko įspūdingo nepadarė. Taip, kažkokių minimalių paralelių rasti tarp tuometinio Realo ir dabartinio Anadolų mes kažkiek galime. Kokie žaidėjai žaidžia Anadolų šiuo metu. Tuo aš atsidarysiu, bet sudėti ir Anadolų šiuo metu Larkinas. Gerai, Larkinas nestabilus dėl savo sveikatinių dalykų, bet okei, Larkinas vis dar 16 taškų vidurkis. Baubua jau senas, tai šito, bet yra Larkinas, Lloydas, Pileris Babas, Kordinė, Šmitas, Pidžiai Dauzeris, Vincentas Pairė, Erdžianas Osmany. Tikrai yra solidi komanda. Va čia yra esmė, kad jie yra solidus. Bet ką, ką padarė jie pasirinkdami trenerį, nu tai aš nežinau, kas būtų geriau, sunku pasakyti, bet nu, aš nesu Pablo Laso gerbėjas trenerio, kaip trenerio. Kaip trenerio, kurį renkasi kiti klubai. Jeigu tai būtų silpna komanda, pavyzdžiui, Bayernas, aš suprantu, kodėl Bayernas renkasi Pablo Laso. Nes, nu, jie matė, ką jis su Realu pasiekė. Ir dėl to paėmė. Kodėl renkasi į Baskonę, aš suprantu. Jeigu Žalgiris jį pasimtų, aš suprasčiau, kodėl tai yra daroma. Bet Anadolu, nu tikrai galėjo kažką geriau, gal tiesiog palauk kito sezono. Nu, aš nežinau. Šiuo metu Anadolu turi 5 pergalės, 10 pralaimėjimų ir dalinasi su Paryžium, Makabiu ir Baskonėje 19-16 vietas. Tai tikrai yra, nu, prastai, nu aš nežinau, kodėl Pablo Laso iš vis jie pasirinko, bet čia yra jau jų pasirinkimas ir, nežinau, žiūrėsim aš tiesiog, bet, nu, man tai yra tragedija, nu, aš nežinau, man tai yra tragedija, aš nesuprantu, žiūrint kokie pinigai, bet, nu, dar kol kas oficialiai bent jau Basket News paskelbė yra tik tais, kad ryškėja kandidatas perimti Anadolo vairą, bet dar jisai rungtynėse prieš Valencija netreniravo, kurias 94-82 Valencija laimėjo, kuris šiaip žaidžia įspūdingą sezoną ir tikrai, manau, gali patekti, bent gal ne tiek aukštai, kiek šiuo metu yra pakilę, bet į playoffus arba į play-iną tikrai gali patekti. Tai va, Žalgiris dabar kitas Eurolygos rungtynes žais trečiadienį, dvigubą Eurolygos savaitę namuose priimsime tą patį Anadolu Efes, žiūrėsim ar su Laso ar be Laso. Gruodžio 17 ir tada penktadienį, gruodžio 19, taip pat 8 val. Priimsime kitą komandą, kuri vis dar vykdo savo tą realybės šou, kas treniruos Partizaną. Tai tikrai abi imamos rungtynės ir labai reikės pergalių. Paskiau kitą savaitę, dar kitą savaitę bus rungtynės prieš Panathinaikosą antradienį, bet savaitė bus vienguba. Tai va, bus antradienį rungtynės ir penktadienį rungtynės, bet penktadienį, žodžiu, viena turo dalis bus antradienį, kita turo dalis bus žaidžiama penktadienį. 3 rungtynės penktadienį, likusios 7 antradienį. Tai va, tokie dabar reikalai Kauno Žalgirio, bet artimiausi tai bus susitikimas su Juventusu. Ir tai va. Tai va, smagu, kad Žalgiris laimėjo. Tikrai seksime Žalgirį ir, na ką, su jumis buvo Žalgiris Eurolyga podcast ar laida, kaip pavadins, taip nepakadinsi. Su jumis buvo
Augustas Kiparis, Sport Podas ir tariame sudie. Sudie.